Yra daug televizijos laidų, kurios pažvelgus atgal atrodo visiškai kitaip nei tada, kai jos pirmą kartą buvo parodytos. Taip gali būti dėl įprasto kultūrinio klimato pokyčio. Tačiau kartais užkulisiniai veiksniai, ar net realaus pasaulio paralelės, turi didesnę įtaką nei tikėtasi. Numeris 10. Per 37 sezonus sukurtos daugiau nei 800 serijų, todėl nenuostabu, kad kai kurios Simpsonų serijos šiuolaikiniai auditorijai atrodo visiškai kitaip nei tada, kai jos buvo pirmą kartą parodytos. Tai ypač pasakytina apie tas serijas, kurios atrodo nuspėjo ateitį. Dėl to serialas dabar ir garsėja. Tačiau buvo viena naujesnė serija, kurioje yra kur kas tamsesnė akimirka nei rašytojai iš pradžių planavo, dėl šiurpių paralelių su tikru gyvenimu. Ieškant pono Goodbaro yra 2017 metų Simpsonų serija. Ji nebuvo ypač populiari, o dauguma gerbėjų ją šiandien prisimintų dėl B siužeto linijos, kuri buvo susijusi su manija, pasibaigusia dar prieš metus iki serijos pasirodymo. Pagrindinės serijos dėmesys skiriamas Bartui, kuris susidraugauja su pagyvenusiomis moterimis mainais į dovanas. B siužeto linijoje Homeris ir Lisa tampa apsėsti Pikamon Get žaidimo, kuris akivaizdžiai parodijuoja mobilųjį žaidimą Pokemon Go. Serija palietė daugelį programėlės kritikos aspektų, tačiau pagrindinis dėmesys skiriamas žaidėjų saugumui. 2016 metais nuolat pasirodydavo naujienų apie žmonės, kurie pateko į bėdą ar patyrė nelaimingų atsitikimų, žaisdami šią programėlę, nes nežiūrėjo, kur eina. Simpsonų serijoje tiek Homeris, tiek jo bendradarbis, bandydami sugauti monstrus žaidime, žengia į branduolinį reaktorių. Vėliau Homerį užpuola šeškas, kai jis pagalvoja, kad tai skaitmeninė būtybė vadinama Stunkis. Liza pasiūlo, kad Homerį žaidžiant žaidimą turėtų lydėti kažkas kitas. Būtent tai Pokemon Go kūrėjai rekomendavo daryti žaidėjams ir tikrame gyvenime. Didžioji dalis kritikos šiai serijai kilo dėl to, kad parodija pasirodė metais per vėlai. Tikrame gyvenime Pokemon Go manija jau buvo išblėsusi metų pabaigoje. Atrodo, kad net Simpsonai tai pripažino, kai Homeris pasakė Marge, jog yra tikras, kad ši mada greitai baigsis. O komiksų pardavėjas teigia, kad žaidimas yra, arba bent jau buvo, didesnis už Jėzų, parodydamas, kad jis jau pradėjo blėsti. Tačiau daugumai žiūrovų tai buvo tiesiog lengvai pamirštinas epizodas. Tačiau Rusijoje buvo kitaip. Rusijos televizijos kanalas 2x2 paskelbė, kad nerodys šio konkretaus Simpsonų epizodo, kai jis turėjo pasirodyti šalyje. Ši žinia pasirodė vos keliomis dienomis anksčiau, nei vienas tinklaraštininkas buvo nuteistas už šventvagystę dėl incidento labai panašaus į epizode patiktą juokelį. Vienu momentu Homeris užsuka į miestelio bažnyčią, bandydamas sugauti monstrus programėlėje. Kunigas bando jį sukritikuoti dėl jo veiksmų, o tai paskatina komiksų pardavėjo komentarą apie programėlės populiarumą palyginti su religija. 2016 m. vasarą Rusijos valdžia paskelbė, kad žaisti Pokemon Go bažnyčioje yra uždrausta. Tai buvo dalis teisės akto, žinomo kaip piktžodžiavimo įstatymas. Jis tariamai skirtas sustabdyti ekstremistus ir neapykantos kalbą, tačiau pasak Amnesty International taip pat buvo naudojamas persekioti vyriausybės kritikams. 2016 m. rugsėjį Ruslanas Sokolovskis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jis žaidžia žaidimą katedroje. Ir jis teigia, kad nėra jokios galimybės, jog jie galėtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn žmogų už žaidimą telefonu beveik tuščioje bažnyčioje. Tačiau jis buvo suimtas ir 2017 m. gegužę pripažintas kaltu dėl neapykantos kurstymo ir tikinčiųjų jausmų įžeidimo. Sokolovskis buvo nuteistas 3,5 metų lygtine bausme. Prieš Simpsonų serijai pasirodant eteryje, ją jau kritikavo konservatyvūs bažnyčios pareigūnai. Vienas arkikunigas teigia, kad ši serija yra Holivudo propaganda, skirta kompromituoti Rusijos visuomenę. 9. vieta. Superginklas R1 buvo japonų mokslinės fantastikos laidos Ultra 7 serija, rodoma 1968 metais. Net ir tuo metu ši serija nagrinėjo sunkią temą, su įsimintinais vaizdais įkvėptais tikrų pasaulio siaubų. Tačiau 2011 metais tikri pasaulio įvykiai lėmė, kad ši serija laikinai buvo uždrausta kartojimams. Ultra 7 buvo vaidybinių filmų serialas, kuriame pabaisos kiekvienai savaitai buvo kuriamos, naudojant praktinius efektus ir kostiumus. Serialo veiksmas vyko netolimoje ateityje, kai Žemei nuolat grasino ateivių invazija. Pagrindinis veikėjas yra Danas Morobošis, slaptas ateivis, kurio tikroji forma yra tas pats Ultra 7. Ultra 7 turėtų būti taikos sergėtojas. Jis veikia kaip planetos gynėjas, o tai dažniausiai baigėsi kovomis su savaitės skaidžiu. Tačiau Superginklo R1 serijoje tikrasis monstras gali būti ne ateivių padaras, kuris atvyksta pulti planetos.
Serija prasideda tuo, kad Žemės gynybos pajėgų mokslininkai baigia darbą prie naujo ginklo, kurį jie vadina R1. Jis yra pakankamai didelis, kad sunaikintų visą planetą ir 1000 kartų galingesnis už bet kokį iki šiol sukurtą branduolinį ginklą. Danas perspėja apie tokio ginklo naudojimo pavojus ir apie ginklavimosi varžybas, kuriuose dalyvauja mokslininkai. Panašumai tarp šaltojo karo ginklavimosi varžybų ir branduolinių ginklų naudojimo kaip atgrasimo priemonės buvo akivaizdūs, o Ultra 7 kūrėjai aiškiai parodė, kad jie nelaiko šių ginklavimosi varžybų gerų dalykų. Deja, niekas šiame epizode neklauso Dano pastabų. Mokslininkai nusprendžia išbandyti ginklą planetoje, kuri, jų manimų, yra negyvenama. Bandymas pavyksta ir planeta yra sunaikinama R1. Tačiau prieš pradėdami per daug džiaugtis, mokslininkai supranta, kad padarė didžiulę klaidą. Pasirinkta planeta nebuvo negyvenama. Iš planetos griuvėsių pakyla milžiniška mutuota būtybė ir tiesiai keliauja į Žemę. Likusi serijos dalis – tai kova tarp Ultra 7 ir šio monstro. Pirmoji kova vyksta kapinėse, kuriuose stovi sugriauta bažnyčia. Bažnyčia sukurta pagal Urakami katedrą. Katedra, kuri buvo sunaikinta per branduolinį išpuolį Nagasakyje. Monstras bando išplatinti radioaktyvų užterštumą po visą Žemę, tačiau netrukus jį sunaikina Ultra 7 epizodo pabaigoje. Supratę siaubus, kuriuos jie veikiausiai sukėlė šiai būtybei ir kitiems sunaikintoje planetoje gyvenantiems padarams, mokslininkai pasižada nutraukti ginklų programą ir epizodas baigėsi. Superginklas R1 akivaizdžiai nagrinėja rimtą temą, ypač turint omenyje, kad laida skirta vaikams ir šeimoms. Mažai tikėtina, kad pabaisa išgyvenusi ataką buvo vienintelė būtybė planetoje, o istorijoje žmonės yra atsakingi už nesuskaičiuojamų gyvybių sunaikinimą. Tačiau laida galėjo būti rodoma be jokių problemų ir kartojama iki 2011 metų. Superginklas R1 turėjo būti pakartotinai transliuojamas netrukus po 2011 metų kovo mėnesio žemės drebėjimo ir tsunamio, kurie smogė Japonijai. Dar blogiau, tsunamis sukėlė Fukushimos atominės elektrinės avariją, dėl kurios įvyko branduolinis išsilydymas. Tuo metu daugelis netoliese gyvenančių žmonių nerimavo dėl branduolinių teršalų pavojaus, sklindančio iš elektrinės. Atsižvelgiant į Ultra 7 branduolines temas, ypač į pabaisą, bandančią skleisti radiaciją, televizijos tinklai nusprendė, kad geriau neberodyti to konkretaus epizodo. 8 numeris. Naujavedžiai buvo viena iš pirmųjų realybės televizijos laidų, kada nors transliuotų per televiziją. Laida pradėta rodyti 2003 metų rugpjūtį ir pasakojo Jessicos Simpson ir Niko Lešėjaus istoriją. Jie buvo susituokę mažiau nei prieš metus. Laida truko tik 3 sezonus ir nutiesė kelią realybės televizijos žvaigždėms bei influencerių kultūrai, kurią matome šiandien. Tačiau ji taip pat fiksavo žlungančią santuoką, kuri baigėsi vos po kelių mėnesių nuo paskutinio sezono transliacijos pabaigos. Laikui bėgant, laidos gerbėjai vis labiau linko prie Simpsono, kuris tapo kur kas populiaresnis žiniasklaidoje. Jos šlovė augo, o Lešėjus sunkiai spėjo su ją. Tuo pačiu metu jų santuokos sunkumai pradėjo matytis laidoje. Žvelgiant į laidos ištraukas šiuolaikiniu požiūriu, daugelis gerbėjų pastebėjo, kokie toksiški atrodė jų santykiai. Viena laidos ištrauka tapo virusinė, kurioje pora ruošėsi savo pirmajam bendram koncertui. Simpson tėvai, matomi ištraukoje, susirūpinę, kad jų dukra nieko nevalgė. Lešėjus labiau jaudino tai, kiek jo žmona skundėsi. Kai Simpson pasiruošė eiti į renginį. Jis sužino, kad jos vyras jau išėjo be jos, kas akivaizdžiai ją nuliūdina. Paskutinė naujavedžių serija buvo parodyta 2005 metų kovą, tačiau jau gruodį pora pateikė skyrybų prašymą. Žinia apie jų išsiskyrimą, žinoma, privertė į visą šou pažvelgti kitaip. Kai kurie kaltino realybės šou dėl jų santuokos iširimo, nors Simpson tvirtino, kad taip nebuvo. Ji mano, kad jie būtų išsiskyrę net ir be kamerų, o vaidmenys, kuriuos jie atliko šou, padėjo jiems ilgiau išlikti kartu. Tačiau Lešėjaus nuomonė, tai buvo dalis problemos. Personažai ištrynė ribas tarp tikrovės ir fikcijos, ir tai tik dar labiau padidino spaudimą jau ir taip žlungančiai santuokai. 7 numeris. Rowanas ir Martinas Laugh In buvo komedijos skečų laida, rodoma NBC kanale nuo 1968 iki 1974 metų. Laida buvo kuriama formatu, kuris šiandien būtų pažįstamas šiuolaikiniai auditorijai, tačiau tuo metu ji revoliucionavo komedijos televizijos laidas ir netgi 2 kartus tiksliai nuspėjo ateitį. Komedija buvo aktuali ir dažniausiai šaipėsi iš to, kas tuo metu buvo naujienose. Tuo metu Kalifornijos gubernatorius Ronaldas Reaganas dažnai tapdavo šių juokų taikiniu, nes laida buvo kuriama Burbanke, Kalifornijoje.
Reiganas taip pat tapo pirmojo Rovano ir Martino pokšto, kuris išsipildė. Tema – populiari laidos Juokis rubrika buvo praeities, dabarties ir ateities naujienos. Kiekviena dalis susidėdavo iš juokų serijos apie naujienas iš skirtingų laikotarpių. Ateities naujienose galėjo būti naujienų, kurios įvyks po kelių metų ar net po 20 metų. Paprastai tai būdavo juokeliai, skirti pasišaipyti iš to, kas vyksta dabartyje. 1969 metų laidoje Danas Ruenas pristatė ateities naujienas su pranešimu iš Vašingtono. 1988 metų. Jis teigė, kad prezidentas Ronaldas Reiganas šiandien dar kartą paneigė, jog yra kandidatas į Kalifornijos gubernatoriaus postą. Šis pokštas nuskambėjo praėjus 2 metams nuo jo pirmosios kadencijos kaip gubernatoriaus pradžios ir tuo metu Reiganas dar nebuvo išreiškęs jokio susidomėjimo prezidento postu. Ši naujiena buvo laikoma tokia absurdiška, kad atrodė, jog tai negalėtų įvykti. Reiganas tada kandidatavo į prezidentus. 1980 metais, praėjus 11 metų po to, kai buvo parodyta ši laida, ir ėjo pareigas nuo 1981 iki 1989 metų, taip apimdamas laikotarpį, kuriame vyko pokšte numatyti įvykiai. Nenuostabu, kad realybėje jo niekada neklausė, ar jis sugrįš į Kalifornijos gubernatoriaus postą. Tačiau pats faktas, kad jis apskritai tapo prezidentu, daugeliu žmonių buvo pakankamas pagrindas teigti, jog Roanas numatė ateitį. Kitas tikslus ateities numatymas pasirodė 1969 metais. Šis būtų atrodęs dar absurdiškesnis to meto žiūrovams. Vėlgi, kaip ateities naujienų vedėjas, Roanas pateikė pranešimą. Pranešimas iš Berlyno po 20 metų. 1989. Buvo teigiama, kad šiandien gatvėse šokama, nes rytų Vokietija pagaliau nugriovė Berlyno sieną. Tačiau džiaugsmas truko neilgai, nes siena greitai buvo pakeista pilnu grioviu su aligatoriais. Iš tiesų, Berlyno siena griuvo 1989 metais, o daugelį jos dalių nugriovė rytų Vokietijos gyventojai. Pranešimas, kad dabar galima kirsti Berlyno sieną tarp abiejų pusių, sukėlė šventes visoje šalyje. Deja Ruanas nesulaukė, kol ši prognozė išsipildys, nes jis mirė 1987 metais po kovos su limfoma. 6. vieta. 8 metus nusivylusios namų šeimininkės buvo vienas populiariausių televizijos serialų. Serialas pradėtas rodyti 2004 metais ir jau kitame apdovanojimų sezone pelnė pirmuosius apdovanojimus, tarp jų 6 Emmy ir 2 auksinius gaublius. Tačiau netrukus pasklido gandai apie užkulisinę dramą, kurie ėmė mesti šešėlį serialui. Aktoriai ir kūrybinė komanda stengiasi neigti arba juoktis iš tų gandų, tačiau naujausi atskleisti faktai tik dar labiau keistai atrodo žvelgiant atgal į tuos neigimus. Po to, kai nusivylusios namų šeimininkės laimėjo auksinį gaublį už geriausią serialą, miuziklą ar komediją, serialo žvaigždės buvo pakviestos į Vanity Fair fotosesiją. Tai buvo dar vienas ženklas, kad serialas buvo ne tik populiarus, bet ir tapo kultūriniu reiškiniu. Tačiau, kai numeris buvo išleistas, skaitytojai gavo daugiau nei tikėjosi. Po viršelio nuotrauka, kurioje 5 serialo žvaigždės pozuoja su maudymosi kostiumėliais, buvo antraštė. Tikra muilo opera už karščiausią televizijos šou. Nepatikėsite, ko prireikė, kad padarytume šią nuotrauką. Neįprastu žurnalų žingsniu buvo publikuotas straipsnis, kuriame pasakojama apie visas problemas, su kuriomis susidūrė fotografų komanda, bandydama padaryti pagrindinę nuotrauką. Rašytojas paaiškino, kad dar net neprasidėjus fotosesijai, atvyko neįvardytas ABC atstovas su nurodymais. Atstovas perspėjo, kad jokių būdų Teri Hatcher negali pirma eiti į garderobą. Fotografas sutiko su prašymu, tačiau kaip teigiama, Hatcher jau buvo susitikusi su garderobo komanda ir pirmoji išsirinko maudymosi kostiumėlius, kuriuos vilkės moterys. Fotosesijos metu Ava Longoria siuntė žinutes atstovui, pranešdama, kad reikalai klostosi negerai. Ir Marcia Cross sušuko jam, kad jis atliktų savo darbą, kai Hatcher pozavo nuotraukos centre. Vėliau buvo matyta, kaip Hatcher verkė kalbėdama telefonu per įtemptą pokalbį. Po kelių mėnesių Longoria pasijuokė iš gandų per SNL. Skečas vadinasi Kas iš tikrųjų nutiko Desperate Housewives Vanity Fair fotosesijoje. Jane Longoria vaidino Hatcher, o kiti SNL komikai vaidino kitas aktorės ir neįvardytą ABC atstovą. Skečas perdėtai vaizdavo teiginius išsakytus Vanity Fair straipsnyje, juokaudamas, kad jei Hatcher būtų nuotraukos centre, kitos moterys paduotų ją į teismą. Visas skečas buvo skirtas parodyti, kokie absurdiški buvo gandai ir kaip rimtai jų nevertino Longoria, bei tuo pačiu kitos aktorės. Gandai apie įtemptus santykius tarp aktorių narių dar daugelį metų nesiliovė sklisti. Dauguma šių gandų buvo paneigti, tačiau laikui bėgant dalis tiesos išaiškėjo.
2019 metais Felicity Huffman pateko į teisinės bėdas dėl savo vaidmens kolegijų priėmimo skandale, kai ji prisipažino sumokėjusi už tai, kad pagerintų savo dukters SAT rezultatus. Eva Longoria parašė laišką, kuriame palaikė savo buvusią kolegę ir paprašė švelnesnės bausmės. Ji paaiškino, kad ją pirmojo nusivylusių namų šeimininkių sezono filmavimo metu engė viena iš aktorių. Ji niekam nebuvo pasakojusi apie patyčias, tačiau Felicity Huffman matyt pastebėjo, kokia ji įsitempusi ir pasakė skriaudėjai liautis. Rašytojas Markas Čeris taip pat patvirtino šiuos teiginius. Numeras 5. Saulėlydžio zonos serijos buvo sukurtos taip, kad pačios savaime būtų šiurpios ir neraminančios. Paprastai pasakojimai vaizduoja keistą situaciją, kuri veikėjams baigėsi siaubingomis pasekmėmis. Yra keletas laimingų pabaigų, tačiau kai kurioms serijoms tikri įvykiai nutikę po jų pasirodymo suteikė dar labiau surrealų pojūtį. Vidurnakčio saulė pirmą kartą buvo parodyta 1961 m. lapkritį. G pasakojo Niujorko menininkės Normos ir jos nuomotojos ponios Bronson istoriją, kai jos susiduria su ekstremalia kaitra. Rodo Serlingo įžanginis pasakojimas atskleidžia, kad Žemė buvo išstumta iš savo orbitos kažkokios nežinomos jėgos ir dabar lekia Saulės link. Liko tik kelios savaitės gyventi, kol visa planeta bus praryta žvaigždės, kuri kažkada palaikė jos gyvybę. Kiekvieną dieną visame pasaulyje temperatūra tampa vis karštesnė ir karštesnė. Niujorke žmonės bandė susidoroti su didžiuliu karščiu įvairiais būdais. Visas miestas tapo vaiduoklių miestu, o vieninteliai žmonės gatvėse tai klajojančios plėšikų gaujos. Kai kurie žmonės išvyko dar toliau į šiaurę, tikėdamiesi rasti vėsesnius orus. Norma ir ponia Bronson yra savo butuose ir stengiasi išgyventi su ribotu vandens kiekiu. Ši serija buvo filmuojama vasarą San Franciske ir kartais šiluma buvo padidinama, kad aktoriams viskas atrodytų dar tikroviškiau. Jie iš tikrųjų kentėjo nuo karščio ir per filmavimą buvo arti šilumos smūgio. Šioje serijoje abi moterys pasidavė karščiui, tačiau paaiškėjo, kad visa ši situacija tebuvo Normos vaizduotės vaisius. Iš tikrųjų, Žemė tolsta nuo Saulės ir planetai liko nedaug laiko, kol visi joje sušals. Žinoma, realiame gyvenime scenarijus, kai Žemė išeina iš orbitos, tebėra tik mokslinė fantastika. Tačiau kylanti temperatūra ir poveikis sveikatai daugeliui žmonių tapo labai realūs. Terminas globalinis atšilimas atsirado tik maždaug po 15 metų nuo šios televizijos laidos pasirodymo. Tačiau mokslininkai jau buvo nustatę, kad pasaulinė temperatūra kyla dėl anglies dioksido emisijų ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamų į atmosferą. Nuo tada, kai buvo išleista Vidurnakčio saulė, pasaulinė temperatūra pakilo maždaug 1,3 laipsnių Celsijaus. Jos tik toliau kyla. Šiuo metu didžioji pasaulio dalis išvengia tuščių gatvių ir žmonių, kovojančių dėl išgyvenimo savo namuose scenų, kaip matėme televizijos laidoje. Tačiau yra vietų, kur klimato kaita daro kasdienį poveikį. Remiantis naujausiais Lancet Countdown duomenimis, daugelis rodiklių stebinčių sveikatos riziką dėl klimato kaitos per pastaruosius metus pasiekė rekordinius lygius. Remiantis ataskaitomis, šimtai tūkstančių žmonių neteko gyvybės vien dėl karščio poveikio ir dauguma jų nebūtų nukentėję be žmogaus sukeltos klimato kaitos. Be to, kylanti temperatūra dar labiau sunkina kitas ligas, o ligų pernešėjų skaičius didėja. 4. punktas. 2005 metais PBS pradėjo populiarios televizijos laidos Nova atskirą projektą pavadintą Nova Science Now. Tai turėjo būti greito tempo žurnalo stiliaus laida, kuris sutelktų dėmesį į naujausias mokslo naujienas. Praėjus vos keliems mėnesiams po pirmosios laidos, vienas iš segmentų pasirodė esąs keistai pranašiškas. Pirmoji TV laidos serija buvo parodyta 2005 m. sausio 25 d. Joje buvo rodomi siužetai apie veidrodinius neuronus ir kinetinės skulptūras, tačiau dalis, dėl kurios laida tapo liūdnai pagarsėjusi, buvo skirta uraganams. Siužetas prasidėjo pasakojimu apie tai, kokie pavojingi gali būti uraganai, tačiau istoriškai juos buvo sunku prognozuoti. Naujos technologijos leido ne tik lengviau prognozuoti, kur ir kada įvyks uraganas, bet ir ar jis stiprės. Norėdamas paaiškinti šios naujos technologijos svarbą, siužetas susitelkė į Naująjį Orleaną. Vos prieš kelis mėnesius, 2004 m. uraganų sezono metu, Naujajam Orleanui grėsė didelis pavojus dėl uragano Ivano. Uraganas paskutinę akimirką pakeitė kryptį ir miestui pavyko išvengti nelaimės. Tačiau programa apibūdina, kokia bloga situacija galėjo būti. Iki 50 000 žmonių galėjo žūti, o milijonas žmonių būtų likę be namų, jei miestas būtų atsidūręs po vandeniu.
2004 metais uraganą Ivanas tyrę mokslininkai bijojo, kad taip gali nutikti. Buvo vykdomas masinės evakuacijos. Tai būtų išgelbėję daugybę gyvybių, jei uraganas iš tikrųjų būtų smogęs. Televizijos laidoje pašnekovai aptarė galimą dar vieno uragano pavojų artimiausioje ateityje. Vienas iš jų teigia, kad per artimiausius 10-15 metų kažkur JAV pakrantėje įvyks tragedija. Kitas teigia, kad jo didžiausia baimė yra ta, jog 2 ar 3 kategorijos uraganas sustiprės iki 4 ar 5 kategorijos audros ir jie nespės evakuoti miesto laiku. Taip pat buvo nerimaujama, kad žmonės nepriims evakuacijos įsakymų rimtai, nes Ivanas buvo klaidingas pavojaus signalas. Prognozė, kad tragedija įvyks per 10-metį, pasitvirtino daug greičiau nei tikėtasi. 2005 m. rugpjūtį, vos po 7 mėnesių nuo Nova Science Now laidos transliacijos, uraganas Katrina smogė Naujajam Orleanui. Vaizdai ir naujienų reportažai apie katastrofą beveik idealiai atitiko tai, kas buvo aprašyta PBS programoje. Kai buvo aprašyta televizijos laidoje, pylimai, kurie turėjo saugoti miestą, buvo perpildyti ir neatlaikė. Vanduo iš netoliese esančio ežero ir upės užliejo miestą, kartu su tuo, kuris atėjo tiesiogiai nuo uraganų. Visas miestas buvo panardintas po vandeniu. Daugelis tų, kurie neprarado gyvybės, prarado viską kitą. Vėlesni tyrimai parodė, kad daugelis žmonių neevakavo iš dalies dėl savo patirties su klaidingu pavojaus signalu susijusiu su uraganu Ivanu. Kita baimė išreikšta laidoje. PBS susitelkė į Naująjį Orleaną, nes žinojo, kad uragano Katrinos padaryta žala greičiausiai įvyks ateityje. Tačiau jie negalėjo numatyti, kaip greitai ši prognozė išsipildys. 3 numeris. 2007 metais BBC televizijos dokumentinė laida Panorama nukreipė savo kameras į Scientologiją, jos narius ir kai kuriuos didžiausius jos kritikus. Tai buvo viena žiūrimiausių laidos serijų, iš dalies dėl ginčų, kurie kilo savaitėmis iki transliacijos datos. Praėjus metams, kai vis daugiau scientologų paliko organizaciją, tiesa apie tą ginčą pavertė dokumentinį filmą dar labiau šiurpinančiu. Scientologija ir aš seka tyriamąjį žurnalistą Johną Swinney, kai jis bando sukurti dokumentinį filmą apie bažnyčią. Pirminė laidos idėja buvo ta, kad Swinneys ketino ištirti, ar bažnyčia vis dar nusipelno savo grėsmingos reputacijos. 1994 metais Los Andželo aukštesniojo teismo teisėjas apibūdino Scientologiją kaip keistą ir paranojišką, o pačią organizaciją kaip persekiojančią savo priešus ir žalojančią savo narius. Nuo to įvertinimo praėjusiais metais bažnyčia teigia pakeitusi daugelį savo praktikų. Dabar gali būti pagrįsta paklausti, ar ji vis dar nusipelno tokios reputacijos. Tačiau iš karto tapo aišku, kad Swinney susidurs su problemomis. Visame dokumentinėme filme jį seka Thomas Davisas, organizacijos tarptautinis atstovas spaudai. Iš pradžių bažnyčia regis norėjo padėti kuriant dokumentinį filmą, tačiau tai pasikeitė, kai BBC primygtinai reikalavo kalbinti organizacijos priešininkus ir kritikus. To buvo tai, ko scientologai nenorėjo leisti. Swinneys vis tiek atliko šios interviu. Bent vieną kartą Davis pasirodė viename iš šių interviu be jokio įspėjimo, nors apie tai jam iš anksto nebuvo pranešta. Kitą kartą televizijos komanda kalbino moterį, kurios dukra nutraukė su ja ryšius po to, kai prisijungė prie kulto. Netrukus po filmavimo dukra sugrįžo ir pareiškė, kad nori atkurti ryšį su motina, maldavo jos nedalyvauti programoje ir moteris atsiėmė savo sutikimą. Viso filmavimo metu Swinneys jautė, kad jį seka organizacijos nariai. Įtartiniai asmenys atrodė sekė filmavimo komandą. Kai buvo užkalbinti, jie neatsakė į klausimus. Swinneys paklausė Daviso ir Mike'o Renderio, kito organizacijos atstovo spaudai, apie tariamą persekiojimą, tačiau jie teigė, kad jis tiesiog paranojiškas. Net prieš dokumentinio filmo transliaciją apie jį jau buvo kalbama, o filmavimo metu Swinneys supyko ant Daviso. Davisas apkaltino žurnalistą, kad šis teikė pirmenybę Scientologijos kritikui. Abu vyrai ginčo metu pakėlė balsus, o Swinneys buvo įrašytas šaukiantis, kad Davisas nebuvo interviu pradžioje ir negalėjo žinoti, ar Swinneys prašė įrodymų dėl kaltinimų. Kai Swinneys pradėjo šaukti, Davisas atrodo nusiramino. Bažnyčia pasidalijo ginčo įrašu YouTube platformoje, kuriame atrodė, kad Swinneys yra piktas ir agresyvus, o Davisas ramus. Swinneys pripažino, kad elgėsi netinkamai ir teigė, jog tuo metu atsiprašė. Praėjus 3 metams po Scientologija ir aš pasirodymo, Swinneys vėl grįžo prie šios temos laidoje Scientologijos paslaptys, dar viename Panoramos epizode.
Tuo metu Rinderis jau buvo palikęs organizaciją, o pasak Rinderio, Scientologijos lyderis Davidas Miscavičius buvo nepatenkintas, kaip jis susitvarkė su dokumentiniu filmu. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl jis buvo išsiųstas į Angliją ir pašalintas iš aukščiausių bažnyčios eilių, o Rinderis pabėgo ir kalbėjosi su Sviniu tęstinėje laidoje. Jis pripažino, kad Svinis nebuvo tiesiog paranoiškas, kai nerimavo, jog yra sekamas. Jis iš tikrųjų buvo sekamas. Organizacija ėmėsi įvairių veiksmų, kad priverstų BBC sustabdyti dokumentinį filmą, įskaitant Svinio sekimą viso filmavimo metu. Antra, Mortono Downio jaunesniojo laida buvo transliuojama 3 metus nuo 1987 iki 1989 metų. Per tą laiką ji visam laikui pakeitė žiniasklaidos kraštovaizdį, net jei jos vedėjas šiandien jau beveik pamirštas. Donis laikomas šiukšlių televizijos formato pradininku. Šiuolaikiniai žiūrovai gali pastebėti panašumų tarp šios laidos ir tokių programų kaip Jerry'o Springerio Show ar More laida, su entuziastinga studijos publika skanduojančia vedėjo vardą. Tačiau kai Springeris ir Mauris dažniausiai nagrinėjo tarpusavio santykių problemas tarp paprastų žmonių, Daunis nesibodėjo nagrinėti svarbių tuo metu opių temų. Laida mėgo kontroversiją. Donis kvietė svečius kalbėtis apie viską, nuo siaubo filmų iki pilietinių teisių. Bet kas galėjo sukelti reakciją jo aistringai auditorijai, buvo potenciali tema. Donis nesėdėjo kaip teisėjas tarp savo svečių. Jis buvo taip pat įsitraukęs į diskusijas kaip ir visi kiti ir į smurtą. Bent vieną kartą jis smogė žiūrovui, su kuriuo nesutiko. Temos dažniausiai būdavo tokios, dėl kurių Daunis jau turėjo savo nuomonę ir jis išplūsdavo bei įžeidinėdavo svečius, kurie buvo priešingoje diskusijos pusėje. Jis buvo žinomas tuo, kad liepdavo svečiams užsičiaupti ir pūsdavo cigarečių dūmus jiems į veidą. Rūkymas buvo svarbi laidos dalis. Donis kartą gyrėsi, kad per dieną surūko 4 cigarečių pakelius ir nuolat rūkydavo laidos metu. Rūkančiųjų teisių tema dažnai buvo keliama laidoje ir Daunio pozicija per visą laidos laiką nė karto nepasikeitė. Tuo metu, kai buvo transliuojama Mortono Downio jaunesniojo laida, mokslinėje literatūroje jau buvo nustatyta rūkymo žala sveikatai, tačiau tabako pramonė bandė tai nuslėpti. Jiems buvo svarbu ne tik viešųjų ryšių kampanijomis parodyti rūkymą kaip kažką šaunaus, bet ir sudaryti įspūdį, kad mokslinis sutarimas dar nebuvo nusistovėjęs. Bet kuris bandęs prabilti ir atskleisti tiesą apie rūkymą, tapdavo šmeižto kampanijų, skirtų juos diskredituoti, taikiniu. Vienas iš šių kampanijų taikinių buvo Stantonas Glansas. Glankes buvo Kalifornijos universiteto medicinos profesorius ir atliko tyrimus apie rūkymo keliamus pavojus. Jis vadovavo kampanijoms už nerūkymo politiką ir nerūkančiųjų teisės. Glankas siekė didelių laimėjimų, tačiau tai taip pat reiškė, kad jis buvo didelė problema tabako pramoniai. Tai buvo dar labiau tiesa, kai jis paskelbė įrodymus, kad pramonė jau žinojo apie visas sveikatos problemas, su kuriamis greičiausiai susidurs jos klientai. Glankes buvo svečias Mortono Downio jaunesniojo laidoje, o laidos metu Downis toliau rūkė ir tyčiojosi iš savo oponento. Vienu momentu jis netgi pūtė dūmus Glansui į veidą, bandydamas jį nutildyti. Jis pabrėžė, kad atrodo daug geriau nei mokslininkai, nepaisant savo stipraus rūkymo įpročio, tai bandydamas parodyti, kad tabakas negali būti toks blogas. Nepaisant to, kiti kovos su rūkymu šalininkai bandė ateiti į laidą paaiškinti savo įsitikinimus, tačiau kiekvieną kartą jie būdavo išjuokiami. Tik pasibaigus laidai, Downis pakeitė savo požiūrį. 1996 metais jam buvo diagnozuotas plaučių vėžys ir dėl šios ligos jis neteko vieno plaučio. Donis paliko Nacionalinę rūkalių alijansą ir dabar pasisakė prieš juos. Atsigręždamas į savo karjerą, Downis sakė, kad gailisi dėl to, jog rūkymą patikė kaip kietą dalyką, ypač savo jaunesniems gerbėjams. Dėža daugeliui tai buvo per vėlu. Downis mirė nuo plaučių vėžio 2001 metais. Pirmoji vieta. BBC televizijos laida Top Gear šiandien žinoma dėl savo avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Paprastai jos pateikiamos kaip pokštas, o vedėjai retai patiria rimtų sužalojimų nuo slydimų, vertimusi ar avarijų, kurias jie išgyvena. Tačiau vienas pokštas 8 sezono serijoje po kelių mėnesių įgavo visiškai kitokią prasmę. 8 serija buvo paskutinė 8 sezono automobilių šou serija, pirmą kartą transliuota 2006 metų Liepą. Be naujo sportinio automobilio apžvalgos ir 2 įžymybių interviu, serijoje buvo parodytas tipiškas Top Gear iššūkis. Vedėjams Jeremy Clarksonui, Jamesui May ir Richardui Hammondui buvo mesti iššūkis nusipirkti furgoną už mažiau nei $1000 ir išbandyti tuos furgonus įvairiuose testuose. Testai buvo sukurti tam, kad pademonstruotų furgono talpą, valdymą ir patvarumą, visa tai pateikta komišku stiliumi. Paskutinis testas buvo inscenizuotos policijos gaudynės.
3 vedėjai paeiliui bandė pabėgti nuo profesionalaus vairuotojo Stigo, kuris vairavo policijos automobilį. Tikslas buvo įveikti visą rato trasą, skirtą programos bandymams prieš Stigui juos pagavus. Vedėjas keldavo trumpą pranašumą prieš prasidedant gaudynėms. Richardas Hammondas šiam iššūkiui nusipirko Suzuki Super Carry mikroautobusą. Jis buvo mažas ir lengvas. Tai buvo kliūtis, kai reikėjo gabenti krovinius, tačiau Hammondas laimėjo ankstesnį greičio iššūkį. Vedėjai tikėjosi, kad mažas mikroautobusas bus sėkmingiausias ir policijos gaudynėse. Gaudynės prasidėjo gerai, bet nelaimė netruko ištikti. Richardas Hammondas paaiškino, kad mikroautobusas turi viduryje sumontuotą variklį ir tikėjo, kad jam pavyks atlikti manevrą, vadinamą skandinavišku slydimu. Tačiau tai nesuveikė ir mikroautobusas apsivertė. Jeremis Clarksonas ir Jamesas Mayus stebėjo iš šalies ir atrodė, kad jų avarija visai nenustebino. Midžas pakomentavo, kad dabar tai reiškia, jog jis yra antras. Clarksonas kreipėsi į kamerą sakydamas, kad Hammondas prarado gyvybę ir pakvietė visus, norinčius užimti jo vietą kaip vedėjo, rašyti BBC. Hammondas per avariją nenukentėjo ir išlipo pro priekinį langą. Kita avarija, rodoma programoje, jau nebuvo tokia komiška. Pasibaigus 8 sezonui, programa pradėjo ruošti filmavimo paketus kitam sezonui. Viename iš jų Hammondas bandė vampyrą, reaktyvinį automobilį, kuris buvo naudojamas greičio rekordams siekti. Filmavęs vyko buvusiame RAF Elvingtono aerodrom 2006 m. rugsėjo 20 d. Hammondas ir komanda jau beveik baigė dienos darbus, kai jis nusprendė atlikti paskutinį važiavimą dragsteriu. Hammondas važiavo maždaug 288 mylių per valandą, greičiu, kai viena iš padangų patyrė konstrukcinį gedimą. Automobilis staiga tapo nevaldomas ir pradėjo slysti. Hammondas bandė vairuoti į slydimo pusę, kai paspaudė stabdžius ir išskleidė parašiutą, tačiau automobilio sustabdyti nepavyko, kol nesibaigė pakilimo takas. Dragsteris apsivertė ir buvo tempiamas per žolę. Hammondas buvo ištrauktas iš automobilio, vis dar gyvas, bet kritinės būklės. Žymės žolėje rodė, kur buvo tempiamas jo šalmas. Jis atgavo sąmonę, kai buvo įkeliamas į oro greitosios pagalbos sraigtasparnį, tačiau akivaizdžiai nesuprato, kas vyksta, nes reikalavo pabaigti kalbą kamerai. Televizijos laidų vedėjas buvo skubiai nugabentas į ligoninę, kur jo būklė išliko sunki. Laimiai, nepaisant pranešimų apie rimtą smegenų traumą, Hammondas sugebėjo visiškai pasveikti. 9 sezono pradžia buvo atidėta, tačiau kai programa vėl pradėta rodyti, 2007 m. sausį Hammondas jau buvo vedėjų komandos narys. Po avarijos sekusiais metais Hammondo vos nesibaigusi mirtimi, avarija tapo juokų tema laidoje. Tačiau iškart po įvykio Clarksono pokštas ankstesnėme epizode atrodė kur kas tamsesnis. Labai jums ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka mygtuką. Taip pat nepamirškite prenumeruoti ir paspausti pranešimų varpelio, kad nepraleistumėte mūsų būsimų įkelimų. Mano vardas yra Top 5 anonimai ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.